Karališkojo pašto laivo Picardy įgula įlipa į Trimoraną, kuris be tikslo dreifuoja Atlanto vandenyno viduryje. Viskas, ką jie randa laive, tai 2 žurnalo sąsiuviniai su mįslingais įrašais, kurie sugriauna Donaldo Crowhursto iliuziją. 1968 metų kovą Donaldas Crowhurstas pamato straipsnį Sunday Times laikraštyje, kuriame skelbiama apie iššūkį vienam be sustojimo apiplaukti pasaulį. Lenktainas įkvėpė 1967 metų sero Franciso Chichesterio vienišos kelionės vandenynu, kai jis vienas apiplaukė pasaulį, sustodamas tik vieną kartą per 226 dienas. Sunday Times paprašo Chichesterio būti lenktynių, kurias jie remia teisėjų komisijoje. Golden Globe lenktynės bus pirmosios pasaulyje vienišos, be sustojimo aplink pasaulį vykstančios jachtų lenktynės, kurių prizas 5000 svarų už greičiausią apiplaukimą ir šlovė būti pirmuoju įveikusiu šią kelionę be sustojimų. Jūrininkai turi apiplaukti visą ratą aplink pasaulį, startuodami iš vienos Didžiosios Britanijos salų vietos ir grįždami į tą pačią vietą, nesustodami jokiuose uostuose ir negaudami jokios pagalbos. Jie turi pasikliauti tik savo įgūdžiais, įranga laive, gebėjimu patiems taisyti viską, kas sugenda ir papildyti maisto ar vandens atsargas kelionės metu, gaudami ar pasigamindami tai, ką gali. Jūrininkai keliaus per platumas ir vandenynus garsėjančius sudėtingomis sąlygomis bei ilgais izoliacijos laikotarpiais. Lenktynės turi keletą taisyklių. Jūrininkai turi išplaukti tarp 1968 metų birželio 1 ir spalio 31 dienos, todėl jie turi daugiausiai 7 mėnesius pasiruošti. Tačiau jie gali pasirinkti išplaukimo laiką tame laikotarpyje pagal savo planavimą ir palankes oro sąlygas. Greičiausiai be sustojimų ir be išorinės pagalbos apiplaukęs pasaulį laimi piniginį prizą, o pirmasis finišavęs gauna auksinio gaublio trofėjų. Dalyvauti gali bet kas, nereikia jokių specificių kvalifikacijų ar patirties. Donaldas Crowhurstas gimė 1932 metais Indijoje, britų tėvams Charlesui ir Evelinai Crowhurstams. Jo motina labai norėjo dukters, todėl rengė jį mergaitę, iki jam sukako 7 metai. Paauglystėje jo šeima grįžo į Angliją, palikdama tėvų pensijos santaupas investuotas į sporto prekių fabriką Indijoje, kuris vėliau sudegė per riaušes. Donaldo formavimosi metai buvo paženklinti gėdos jausmo ir finansinių sunkumų, tiek jam, tiek jo tėvams. Jo mama Evelina kovojo su savo demonais ir net bandė nusižudyti. 1948 metais, būdamas 16, Donaldo tėvas Charlesas mirė ir kadangi jie neturėjo pinigų, Donaldas buvo priverstas mesti mokyklą. Jis pradėjo mokytis amato karališkojoje orlaivių įstaigoje, Didžiosios Britanijos tyrimų ir plėtros organizacijoje, kur susidomėjo išradimais. 1950-ųjų viduryje jis įstojo į karališkąją elektros ir mechanikos inžinierių tarnybą Didžiosios Britanijos armijoje, kur prižiūrėjo ir remontavo jų įrangą bei techniką. Tačiau jis taip pat pateko į bėdą ir galiausiai paliko armiją. 1957 metais jis vedė savo ilgametę draugę Claire O'Leary. 1962 metais jis įkūrė įmonę pavadinimu Electron Utilization, kurioje sujungė savo pomėgius ir įgūdžius elektronikos bei jūrų navigacijos srityse. Įmonė specializavosi jūrų elektronikoje, o pagrindiniu produktu tapo paties Crowhursto išradimas – navigatorius. Navigatorius buvo nešiojamas radijo krypties ieškiklis, sukurtas padėti jūrininkams orientuotis pagal jūrų ir aviacijos radijo švyturių signalus. Jūs nukreipiate navigatorių į radijo švyturio pusę ir užfiksuojate kompaso kryptį, kai signalo stiprumas yra didžiausias. Tada, naudodamiesi ta kompaso kryptimi, nubrėžiate liniją savo žemėlapyje, pradedant nuo radijo švyturio, kuris žemėlapyje turi fiksuotą vietą. Kai paimate 2 ar daugiau krypčių nuo skirtingų nuolatinių objektų, galite tiksliai nustatyti savo buvimo vietą. Gana naudingas įrankis laikais, kai dar nebuvo GPS. Produktas teikė vilčių, todėl sulaukė 8500 svarų investicinio pasiūlymo iš Pi Radio, Britų elektronikos įmonės ir pirmaujančios vartotojiškų radio imtuvų bei televizorių gamintojos. Tačiau Pi Radio atsisakė investicijos, dėl ko Electron Utilization susidūrė su finansiniais sunkumais. Navigator neįsitvirtino rinkoje, todėl Crowhurstas pradėjo jį reklamuoti vietinėse laivų parodose. Kai Crowhurstas perskaito apie lenktynes Sunday Times laikraštyje, jis tai mato kaip auksinę galimybę. Jo verslas yra ant slidaus pagrindo, o 5000 svarų prizas atrodo patraukli perspektyva.
Tačiau tai ne tik finansinė paskata, tai taip pat kelias į šlovę ir dėmesį, kuris galėtų pakeisti jo sunkiai besiverčiantį verslą. Crowhurst'as yra nepatyręs jūrininkas, tačiau jis tiki, kad jo inžineriniai įgūdžiai ir jo navigatorius suteikia jam techninį pranašumą lenktynėse. Jis pradeda planuoti strategiją ir, būdamas outsideris, turi pergudrauti labiau patyrusius jūrininkus. Galbūt Donaldas Crowhurst'as jaučia, kad turi ką įrodyti, tačiau norint laimėti šias lenktynes, reikės daugiau nei tik laimėjimo strategijos. Jam reikia laivo, kuris būtų greitesnis už jo varžovų. Kai jis įplauks į žemų platumų riaumojančias 40-asias ir įsiūtusias 50-asias, ten nebus jokios sausumos, kuris sušvelnintų vėją ir bangas. Jam ir laivui teks atlaikyti smarkų orą. Plaukiant per vandenynus, jam teks kovoti su savo demonais, kad išliktų ramus ir susikaupęs per izoliacijos ir fiziškai sunkius mėnesius jūroje. 1968 m. balandį Crowhurst'as kreipėsi į Stanley Bestą, vietinį verslininką, prašydamas finansavimo laivui ir įrangai. Bestas sutinka remti Crowhurst'ą lenktynėse su tam tikromis sąlygomis. Jei Crowhurst'as nepradės arba anksti pasitrauks iš lenktynių, jis turės grąžinti pinigus. Pinigus, kurių Crowhurst'as neturi. Kad apsaugotų savo investiciją, Bestas užstato Crowhurst'o verslą ir namą. O tai iš esmės reiškia, kad jei Crowhurst'as pasitrauks, Bestas taps jo verslo ir namo savininku. Gavęs finansavimą, jis oficialiai užsiregistruoja lenktynėms ir dabar jam reikia valties. Gegužę, turėdamas 6 mėnesius pasiruošti, Crowhurst'as pradeda ieškoti tinkamos valties. Iš pradžių jis bando nusipirkti Gypsy Moth 4 laivą, kurį seras Francis Chichesteris naudojo savo vienišam apiplaukimui aplink pasaulį. Gypsy Moth 4 yra 16 metrų kečias, pagamintas iš jūrinio aliuminio lydinio, kuris yra patvarus ir atsparus koroziniam druskos vandens poveikiui. Mintis naudoti Chichesterio laivą atrodo poetiška, tačiau ši idėja taip ir neišsipildo. Birželio 1 dieną lenktynių langas oficialiai atidaromas. Pirmasis į jūrą išplaukia Jonas Ridgvėjus, britų jūrininkas, kuris iš Inishmoro salos išvyksta su English Rose 4 9 metrų šliupu. Nepavykus įsigyti greitos ir patikimos valties, Crowhurst'as užsako Didžiosios Britanijos laivų statyklai Cox Marine, įsikūrusiai rytų Sussex'e, pastatyti trimaraną lenktynėms. Trimaranas turi centrinį korpusą, kuris suteikia didžiąją dalį laivo plūdrumo ir kuriame įrengtos gyvenamosios patalpos. Du mažesni korpusai pritvirtinti abiejose pagrindinio korpuso pusėse skersiniais, kad suteiktų stabilumą ir pusiausvyrą, apsaugančią trimaraną nuo apvirtimo ar apsivertimo. 9-ame dešimtmetyje trimaranai nebuvo labai paplitę, todėl Crowhurst'ui užsakyti palyginti naują modelį, kurį reikėjo pastatyti per tokį trumpą laiką, buvo ambicingas sumanymas. Trimaranai turi ribotą stabilumą audringoje jūroje, o jei jie apsiverčia, juos beveik neįmanoma atversti atgal. Tačiau jie yra greiti ir Crowhurst'as tikisi, kad trimarano pranašumai nusvers riziką. Tai yra Crowhurst'o strateginis žingsnis, kuris nori pergudrauti savo varžovus. Cox Marine laikosi Crowhurst'o nurodymų dėl lengvos, aptakios konstrukcijos laivo, pagaminto iš tokių medžiagų kaip jūrinė fanera ir stiklo pluoštas. Birželio 14-ąją Robinas Knoxas Johnstonas išvyksta iš Falmuto, Anglijoje. Jis išplaukė savo 10 metrų ilgio keču Suhali, kuris yra lėtas, bet tvirtas ir gerai išbandytas. Knoxas Johnstonas yra patyręs jūrininkas ir oficialiai 3. lenktynių dalyvis. Liepos mėnesį dar 3 dalyviai išplaukia. Crowhurst'o laivas vis dar statomas ir jis jaučia, kaip laikas spaudžia. Cox Marine įrengia pagrindinę stiebą ir takelažo lynus, kurie suprojektuoti taip, kad subalansuotų 3 korpusus, o visą įrangą ir reguliavimą būtų kuo paprasčiau valdyti vienam jūrininkui. Konstrukcija ir lengvos medžiagos pirmiausia pritaikytos tam, kad Crowhurst'ui, kaip vienam operatoriui, būtų lengva naudotis, o ne tam, kad laivas būtų itin tvirtas ir atsparus ilgalaikiams apkrovoms. Iš to, ką skaičiau, man atrodo, kad yra aiškių panašumų tarp Crowhurst'o požiūrio ir Stocktono rašo iš Titan katastrofos. Man atrodo, kad jie abu skubėjo sukurti ką nors novatoriško, kad įrodytų savo vietą pasaulyje. Rugpjūčio 22-ąją patyręs prancūzų jūrininkas Bernardas Moitessier išplaukė iš Plimuto savo 12 metrų plieninę jachtą Joshua. Jis jau yra įveikęs tolimas keliones, todėl laikomas vienu iš pagrindinių lenktynių favoritų. Rugpjūčio pabaigoje Crowhurst'o laivas jau paruoštas nuleisti į vandenį. Jis pavadina laivą Tynemouth Electron, pagerbdamas savo įmonę Electron Utilization. Kad laivas būtų paruoštas iki spalio pabaigos, Crowhurst'as neturi daug laiko bandymams jūroje.
Jis turi išbandyti laivo stabilumą ir pusiausvyrą su burėmis, įvertinti takelažo įrangą, susipažinti su valdymu ir surasti kitus galimus trūkumus. Jis skiria keletą dienų ir aptinka nemažai problemų. Laivą galima valdyti ramiomis sąlygomis, o 3 korpusai suteikia gerą stabilumą, tačiau lengva konstrukcija daro valtį jautresnę vėjo gūsiams ir staigiems krypties pokyčiams. Buriuotojų komanda galėtų greitai reaguoti į šiuos pokyčius, tačiau burių reguliavimas ir balansas reikalauja tikslios koordinacijos, o tai sudėtinga vienam buriuotojui, juo labiau naujokui, tokiam kaip Crowhurstas. Korpuse yra nedidelių nuotekių, kurie rodo, kad laivas nėra visiškai sandarus, galbūt dėl skubotos statybos. Takelažas veikia, tačiau ji nėra išbandyta stipriame vėjyje ar audringoje jūroje. O bandomasis plaukimas trunka nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Crowhurstas pradeda pažinti laivo trūkumus ir ima abejoti savo sugebėjimais, o patirties trūkumas plaukiant vandenynu jam labai slegia. Jis pasakoja apie tai savo žmonai Claire ir rėmėjui Stanley Bestui, tačiau jis jaučiasi įstrigęs. Crowhurstas bijo viešo pažeminimo, kuris jo lauktų pasitraukus po to, kai jau gavo rėmimą, o pasitraukimas reikštų, kad jis praras savo verslą ir namus. Rugsėjo 16-ąją Nigelas Tetlis išvyksta iš Plimuto 12 metrų ilgio trimaranu vardu Victris. Kai vis daugiau jūrininkų prisijungia prie lenktynių ir artėja išvykimo terminas, Crowhurstas bando išspręsti problemas, kurias aptiko bandomųjų plaukimų metu. Spalį Taimuto elektronas dar nėra visiškai paruoštas. Crowhurstas abejoja savo gebėjimu užbaigti lenktynes, tačiau kai kyla finansinio žlugimo grėsmė, jis nusprendžia tęsti. Jis tikisi bent jau pasistumėti į priekį ir užbaigti lenktynes oriai. Spalio 31-ąją, paskutinę dieną, kai taisyklės tai leidžia, Crowhurstas išvyksta iš Taimuto, Devone. Jis atsisveikina su žmona Claire ir 4 vaikais, kurie linki jam saugios kelionės, tačiau jo valtis nėra paruošta. Kelioniai skirtos atsargos dar nesupakuotos, o skubėdamas jis nesusideda visos įrangos ir atsarginių dalių, kurių jam prireiks kelioniai. Kai Crowhurstas išplaukia, 3 lenktynių lyderiai yra Knoxas Johnstonas, Moitisija ir Tetlis. Į lenktynes įsitraukia 9 jūrininkai, bet aš susitelksiu į 4, kurie mano manimu padeda aiškiausiai susidaryti vaizdą. Robinas Knoxas Johnstonas yra britų jūrininkas. Jis ilgai plaukiojo savo laivu su Hale, todėl gerai žino, kaip jis valdomas ir jaučiasi patogiai plaukdamas vienas. Per pirmuosius kelis mėnesius jis juda į pietus Atlanto vandenynų, nuosekliai ir metodiškai judėdamas į priekį, nepaisant stiprių bangų. Man sunku rasti tikslę datą, bet jam prireikia maždaug 4 ar 5 mėnesių, kad nuplauktų iki Gerosios Vilties kyšulio, kuris yra maždaug pietinis Afrikos taškas, o tada pasuktų į rytus, į apietų vandenyną. Prancūzas Mortesija planavo pats apiplaukti pasaulį, kol Sunday Times kreipėsi į jį ir paprašė, kad jis išplauktų iš Britų salų ir dalyvautų lenktynėse. Manau, iš dalies todėl, kad jis yra prancūzas ir tikriausiai nemėgsta Britų, bet daugiausia dėl to, kad jam nepatinka varžybų idėja buriavime. Jis pasako jiems, kur jie gali susikišti savo trofėjų, tačiau po kelių dienų jis nusprendžia dalyvauti lenktynėse. Prancūzui prireikia maždaug 3 mėnesių apiplaukti Gerosios Vilties kyšulį ir pasukti į rytus į pietų vandenyną, plaukiant greičiau nei Knoxas Johnstonas. Nigelas Tetlis tarnavo karališkajame laivyne Antrojo pasaulinio karo metu, kur įgijo didelės jūrinės patirties. Po karo jis toliau plaukiojo laisvalaikiu. Jis dalyvauja lenktynėse su trimaranu, panašiu į Crowhursto trimaraną, kurį sustiprina turėdamas ribotą biudžetą. Maždaug per 4 mėnesius jis pasiekia Gerosios Vilties kyšulį Pietų Afrikoje. Donaldas Crowhurstas išvyksta paskutinis ir nerimauja, kad valtis neatlaikys žemose platumose, tačiau nusprendžia tęsti kelionę. Per 2 mėnesius jis atrodo apsipranta, įveikia neįtikėtinus atstumus ir netgi pasiekia naują pasaulio rekordą. Per 24 valandas nuplaukia 243 jūrmyles. Vos per 2 mėnesius apie Kalėdas 1968-aisiais jis praneša esantis prie Keiptauno ir besiruošiantis pasukti į pietų vandenyną. Jūrininkai laivuose turi tolimosios komunikacijos radijo stotis, kurios leidžia jiems bendrauti su išoriniu pasauliu, išskyrus Moitesiją, kuris nenorėjo jokio įsikišimo. Radijo signalas gali pasiekti net 3000 mylių, o iš ten žinutė gali būti perduota toliau. Jie taip pat gali perduoti praplaukiantiems laivams nuotraukų ir laiškų siuntinius, tačiau negali priimti nieko iš kitų jūrininkų. Turiu pripažinti, nesu visiškai tikras, kaip tuo metu veikia radijas. Galbūt kas nors galėtų parašyti komentaruose ir pasakyti, ar retransliacijos stotis galėtų nustatyti, iš kur sklinda radijo perdavimas.
Arba galbūt, kai žinutė perduodama iš laivo, kuri sausumos retransliacijos stotis ją priimtų. Ar signalas būtų stipresnis iš vienos radijo stoties palyginti su kita ir tai būtų galima nustatyti, iš kur sklinda signalas? 1968 m. gruodį varžybų dalyviai jūroje praleido nuo 2 iki 7 mėnesių. Tetlis praneša apie iššūkius, su kuriais susiduria bandydamas išlaikyti savo trimaraną subalansuotą. Crowhurstas plaukia tokio pat tipo laivu. Tačiau Crowhurstas pradeda judėti daug greičiau nei tikėtasi. Šios naujienos yra įdomios skaitytojams, o laikraščiai džiaugiasi matydami, kaip konkurencija stiprėja. Net seras Francis Chichesteris, kuris šiuo maršrutu plaukė Gypsy Moth 4, įkvėpęs šias varžybas, nustebo dėl Crowhursto trimarano greičio. Įžengus į 1969 sausį, lyderiai Knoxas Johnstonas, Mortesija ir Tetlis lenktyniauja pietų vandenyne, riaumojančiuose 40 ir įsiutusiuose 50 platumose. Knoxas Johnstonas turi radijo problemų. Mortesija atrodo viską priima ramiai, bet Tetlio laivas gauna nemažai smūgių. Šios žemos platumos garsėja neįtikėtinu vėjo greičiu ir sudėtingomis vandenyno sąlygomis. Nėra jokios sausumos, kuris sušvelnintų vėjo jėgą, kai jis keliauja aplink apatinę pasaulio dalį. 3 jūrininkai kovoja su bangomis ties Horno kyšuliu ir pasiekia Pietų Amerikos apačią atitinkamai sausį, vasarį ir kovą. Jie praneša apie varginančias sąlygas, tačiau nuolatiniai jų atnaujinimai ramina organizatorius dėl jų pažangos. Kartu su Crowhurstu, tai yra paskutiniai 4 jūrininkai, vis dar dalyvaujantys lenktynėse. 5 pasitraukė, sąlygos buvo pernelyg žiaurios, kad jie net pasiektų pietų vandenyną. Crowhursto ataskaitose teigiama, kad jis yra arti lyderių, varžosi su Tetlio greičiu ir rezultatais. Jo atnaujinimuose pranešama apie palankius vėjus, o Tynemouth Electron veikia efektyviai ir organizatoriai stebisi Crowhursto pažanga. Tačiau jis taip pat sako, kad turi problemų su generatoriumi ir išjungs savo radiją. 1969 m. vasarį Knoxas Johnstonas pirmauja ir pasuka į šiaurę, į Atlanto vandenyną. Tetlis ir toliau gerai pasirodo, tačiau praneša apie savo susirūpinimą dėl konstrukcinių įtempimų savo laive. Kovo mėnesį prancūzas Mortesija jau turėjo plaukti atgal į šiaurę, Europos link, tačiau jis nusprendžia pasipriešinti sistemai ir dar kartą apiplaukti pasaulį pietų vandenynų. Jis laidyne nušauna žinutę į laivą Cape Town'e, kurioje rašo, kad jo nedomina lenktynės ir jis plauks toliau į Ramiojo vandenyno salas. 1969 m. balandį Knoxas Johnstonas pirmauja ir artėja prie finišo linijos. Tetlis pasiryžęs baigti lenktynes ir užimti garbingą vietą. Jis seka Crowhursto pažangą ir mano, kad jo varžovas laimės laikui skirtą rungtį. Tada Crowhurstas vėl užnesga radijo ryšį ir praneša, kad jis apiplaukė Horno kyšulį ir juda į šiaurę per Atlantą, vejasi kitus. Lenktynėse liko 3 britų jūrininkai. 1969 m. balandžio 22 d. Knoxas Johnstonas baigia lenktynes, atvyksta į Felmutą ir laimi trofėjų, kaip pirmasis kirto finišo liniją. Po 312 dienų jūroje jis tampa pirmuoju vienišiu jūrininku be sustojimo apiplaukusiu pasaulį. Visą gegužės mėnesį Tetlis ir Crowhurstas stengiasi baigti lenktynes. Artėdamas prie Azorų, Tetlis stipriai spaudžia Viktorus, bandydamas aplenkti Crowhurstą. Tačiau stipriai spaudė savo valtį po smūgių patirtų pietų vandenyne, gegužės 30-ąją Tetlio valtis apsiverčia ir jis pasitraukia iš lenktynių. Crowhurstas lieka vienintelis varžybų dalyvis, kuris dar gali baigti lenktynes, ir jis sparčiai artėja prie finišo linijos. Birželio 29-ąją Crowhurstas praneša, kad per kelias dienas pasieks Angliją. Outsideriu laikyto jūrininko, vieno be sustojimo apiplaukusio pasaulį, istorija sužavi visą pasaulį. Tačiau dienos bėga ir jokių naujienų iš Crowhursto nėra. Liepos 10-ąją 1969-aisiais Tynemouth Electron randamas dreifuojantis už 2500 jūrmylių Atlanto vandenyno viduryje, o Crowhursto niekur nėra. Jo žurnaluose ir dienoraščiuose pasakojama visai kita Crowhursto kelionės istorija. Prieš 8 mėnesius, kai Crowhurstas išplaukė spalio pabaigoje, 1968-aisiais, jis supranta tikrąją Tynemouth Electron problemų mastą. Trimaranas linkęs leisti vandenį. Jis neturi pakankamai stabilumo, kad išlaikytų pusiausvyrą audringoje jūroje, jau nekalbant apie pietų vandenyną. O neišbandyta įranga negali atlaikyti atviros jūros plaukimo aplink pasaulį sunkumų.
Pavojingi pietų pusrutulio vandenys pasirodo esantys per daug sunkus jam įveikti ir vos po kelių savaičių kelionės Crowhurstas tyčia sulėtina savo progresą. Jis dreifuoja ir vengia audrų, rūpindamasis savo gerovę. Gruodžio mėnesį Crowhurstas savo žurnale prisipažįsta, kad negali užbaigti lenktynių. Nuo šio momento jis pradeda vesti 2 žurnalus. Vienas yra tikrasis jo navigacijos žurnalas ir asmeniniai pamąstymai. Kitas yra suklastotas žurnalas, kuriame aprašoma išgalvota kelionė aplink pasaulyje. Netikriame žurnale jis savo ataskaitas derina su tikrais orų modeliais ir vandenyno srovėmis. Jis apskaičiuoja tikėtinas pozicijas ir greičius pagal laiką, sąlygas ir konkurentų ataskaitas. Jis pateikia lenktynių organizatoriams suklastotas pozicijas, kurios rodo, kad jis sėkmingai juda pietų vandenyno link. Crowhurstas netgi įtraukia navigacinės detalės, kad jos atrodytų įtikinamiau. Tai beprotiškas genialumas. Norint sukurti tokį žurnalą, prireiktų nemažai darbo. 1969 m. sausį jis praneša apie greitą pažangą, teigdamas, kad apiplaukė Pietų Afriką gerosios vilties kyšulį. Jis praneša apie audringus orus ir stiprius vėjus, kad atspindėtų tikrus iššūkius, su kuriais susiduria jo varžovai. Jis pasinaudoja Robino Knoxo Johnstono problemomis su radiju ir sako, kad jo generatorius nustojo veikti, todėl jis turi išjungti radiją tuo metu, kai plaukia į pietų vandenyną. Iš tikrųjų, jis lieka pietų Atlante, darydamas nedidelius judesius prie Brazilijos krantų, kad būtų sunkiau jį aptikti. Radio transliacijos iš kitos pasaulio pusės tikriausiai nepasiektų jo tikrosios vietos, todėl tai išduotų jo apgaulę. Ir esu tikras, kad spaudimas nuolat pranešinėti apie savo buvimo vietą jam slegia mintis, todėl turbūt palengvėjimas turėti priežastį nustoti dalintis savo pažanga. Praleisdamas mėnesius vienas jūroje, Crowhurstas rašo dienoraščio įrašus apie laiką, realybę ir kosminės būtybės. Jo raštuose matyti tie patys kovos su demonais ženklai, kokius turėjo ir jo motina. Jis pradeda abejoti, ar jo apgaulė gali pavykti, tačiau toliau klastoja savo pažangą, pateisindamas tai kaip išgyvenimo būdą. Nuo 1969 m. vasario vis labiau tolstama nuo realybės. Crowhurstas pradeda laikyti save išskirtinai gebančių įveikti moralinius ir praktinius savo situacijos iššūkius, tikriausiai bandydamas įtikinti save, kad jo apgaulė pasiteisins. Balandį, kai Knoxas Johnstonas pirmasis baigė lenktynes, Crowhurstas vis labiau nerimauja, kad pasaulis sužinos tiesą apie jo suklastotą kelionę. Jo asmeniniai raštai tampa vis labiau padriki, juose atsiranda depresijos ir egzistencinės baimės ženklų. Jis pradeda abejoti savo tapatybę ir vietą pasaulyje, tai kas Donaldui buvo iššūkis nuo pat jaunystės. Birželio 29-ąją 1969 metais Crowhurstas įrašo paskutinį žurnalo įrašą. Viskas baigta. Viskas baigta. Tai yra malonė. Aš pasitrauksiu iš žaidimo. Nėra oficialios versijos, kas nutiko Crowhurstui. Atsižvelgiant į jo blogėjančią psichinę būklę pagal dienoraščio įrašus, dauguma mano, kad Crowhurstas nušoko nuo elektron ir atėmė savo gyvybę. Kalbant apie plaukimą aplink pasaulį, pasiekti tik Braziliją buvo nesėkmė. Tačiau vienam nuplaukti iš Jungtinės karalystės į Braziliją jau savaime yra pasiekimas. Jei Crowhurstas būtų pasidavęs, jis būtų susidūręs su finansiniu žlugimu ir asmeniniu pažeminimu. Manau, kad su tuo jis galbūt kovojo nuo pat jaunystės. Kai Knoxas Johnstonas baigė lenktynes, o Tetlio valtis apsivertė, Crowhurstas suprato, kad jo žurnalai turės atlaikyti žmonių, kurie žino daug daugiau nei jis, patikrinimą, ypač jei jo laikas būtų greitesnis. Mano nuomonė, jis galėjo tyčia sudaužyti savo valtį į uolas prie Brazilijos krantų ir paskandinti savo žurnalus jūroje. Tai būtų išlaisvinę jį nuo finansinio žlugimo ir galbūt nuo dėmesio, kuris kyla laimėjus. Bet man susidaro įspūdis, kad jis jau buvo per daug įklimpęs į triušio urvą, kurį pats buvo susikūręs savo galvoje. Knoxas Johnstonas buvo vienintelis žmogus, kuris baigė lenktynes, laimėdamas piniginį prizą ir trofėjų. Jis paaukojo savo 5000 svarų laimėjimą Crowhursto šeimai, taip išgelbėdamas juos nuo finansinio žlugimo. Auksinio gaublio lenktynės šiandien egzistuoja panašia forma. Norint pagerbti šias tradicijas, buriuotojams leidžiama naudotis tik ta įranga, kuri buvo prieinama 1968 metais ir laivais, sukurtais buriavimo aukso amžiuje.